maistas tai yra energijos ir gyvybės šaltinis. Ir yra sakoma, ką valgai, tuo ir pats patampi. Jeigu mes iš viso nekreipiame dėmesio į tai, ką mes valgome, jeigu mes nugriebiam kažką, tai jeigu mes valgom kažkokius maisto produktus, kuriuose gausu chemijos, ko mes galime tikėtis iš savo organizmo? Organizmas kovoja kiek gali, bet jisai yra tiesiog nepajėgus pakelti tos naštos, kurią mes uždedam su ta mityba, tarkim, kurią mes šiandieną, kurią siūlo visuomenė. Supraskim, kad mes esam įtakojami tiek daugelio faktorių. Reklamos. Juk prieš 100 metų žmogus, jisai kada pamatydavo maistą, jisai jį ir valgydavo, jisai pamatydavo tik tai tada, kad jisai buvo paruoštas. Dabar mus vilioja reklamos, mus vilioja kvapai, mes einam į parduotuvę, mes einam pro kavinę ir mes nebegalim atsilaikyti. Be sąmoningumo mes nebegalim šiandieną išgyventi. Ir aš už tai visada prisimenu Viktoro Kulvinsko knygos pavadinimą Kaip išgyventi 21 amžiui, kuris iš pradžių mane šokiravo. Bet iš tiesų yra iššūkis, kaip mums išgyventi, kaip mums užauginti sveikus vaikus. Dėl to verta valgyti sveiką maistą, dėl to verta skaityti etiketes. Kas ten parašyta, reikia domėtis, kas tai yra sveikas maistas. Nes žmonės yra labai dažnai klaidinami įvairiausių dietų, visokių ir įvairiausių kažkokių tai badavimo, nepamatuotų technologijų. Galbūt tam žmogui visai nereikia tuo metu badauti, bet jisai užsikabino už kažkokios tai reklamos. Žmonės yra visada viliojami į kažkokius tai spastus, todėl jie tik patys gali nuspręsti, ką jie nori daryti ir kaip jiems reikia daryti.